Labas, aš jums papasakosiu keliais žodžiais apie bendrus Edurom principus. Kad paleisti Edurom savo organizaciją, jums reikia 3 dalykų – prieigos taškų, serverio bei žinoma interneto. Naudotojai jungsis prie bevielio interneto prieigos taškų su savo prisijungimo vardais ir slaptažodžiais. Naudotojo prisijungimo vardas yra naudotojas @domenas formatu. Mūsų pavyzdyje domenas bus testuks.lt. Tai yra mūsų organizacijos lokalieji naudotojų vardai turės šį domeną. Prieigos taškai autentifikuos naudotojus naudodami serverio radijos programinę įrangą. Sėkmingos autentifikacijos atveju naudotojams bus suteikta prieiga prie interneto. Pagal domeną radijos serveris atskirs, ar reikia naudotojus autentifikuoti lokaliai, ar reikia perduoti autentifikuoti centriniam LinkNet radijusui. Pavyzdžiui, jei mūsų darbuotojas Jonas jungsis prie Edurom prieigos taško, radijos serveris pamačius jo domeną autentifikuos jį lokaliai. Jei pas mus atvažiavo svečias Petras iš kitos organizacijos, irgi dalyvaujančios Edurom projekte ir bandys prisijungti prie mūsų Edurom prieigos taško, mūsų radijus nukreips autentifikaciją centrinį LinkNet radijusą, kuris savo ruožtu nukreips ją į Petro organizacijos radijusą. Analogiškai, jei Jonas atvažiavo pas Petrą ir jungsis prie jo organizacijos Edurom prieigos taško, tai tos organizacijos radijus nukreips į LinkNet centrinį radijusą, kuris savo ruožtu perduos autentifikacijos procedūrą mūsų organizacijos radijusui. Taigi, Edurom diegimo planas būtų toks. Sukonfigūruoti radijos serverį, kaip tai padaryti, parodys Filipas. Pajungti ir sukonfigūruoti prieigos tašką ir protestuoti prisijungimą. Kaip tai padaryti, parodysiu aš. Pajungti daugiau prieigos taškų galėsite patys pagal analogiją. Tai yra visai nesudėtinga. Labas, aš jums tuoj pademonstruosiu, kaip sukonfigūruoti Linuxinį radijų serverį, kuris veiktų su Eduromu. Pradžiai keletą sąvokų, kuriais bus operuojama toliau. User yra interneto naudotojas, tai yra žmogus, kuris jungsis prie prieigos taško. Klientas turime omenyje radijusų klientas, kuris tiesiogiai su juo bendraus. Tai bus arba prieigos taškas, arba kitas radijos serveris, toks kaip LinkNeto centrinis. Secret yra radijos kliento slaptažodis. Realm arba domenas tai prisijungimo vardo dalis po ETA simboliu. Mūsų atveju tai testuks.lt. Kad paleisti radijusą mums reikia Linux serverio. Žinoma, tiktų ir realus serveris, bet pilnai užtektų ir virtualaus. Tam panaudosim VirtualBoxą. Tuoj surasiu paruoštą VirtualBoxo virtualią mašiną su Ubuntu serveriu. Taip, ieškau Google VirtualBox Ubuntu Server Image. Pats pirmas linkas. Taip, surandam naujausią versiją ir siunčiam ją. Laukiam, kol atsisiųs. Taip, atsisiuntėm. Šitą paslėpsim. Išpakuojam archyvą. Taip, gaunam folderį. Folderį padėsim kur patogiau ir pavadinsim aiškiai. Taip atidarau ir paleidžiu. Atsidaro VirtualBoxas, tuoj biškį sukonfigūruosim, išmesim visus nereikalingus dalykus. Tai čia dėl USB keikiasi. Išmetam USB, mes tikrai jį nenaudosim. Kaip ir garsą. Taip, viskas uždarom ir startuojam virtualią mašiną. Taip, pasikrovė. Įvedam loginą Ubuntu, slaptažodis reverse.
Taip, žiūrim, kokį mes pagavom per DHCP adresą. Taip, štai jis, reikia įsiminti. Toliau galim viską paslėpti ir kad būtų patogiau pasijungti per terminalą prie to adreso, kurį ką tik įsiminim. Taip, useris Ubuntu 158 129.207 229. Slaptažodis reverse. Taip. Dabar galim suinstaliuoti FreeRadius. Laikiną sertifikatą generuoja. Taip. Dar dėl patogumo suinstaliuosim MC. Taip, paleidžiu MC kaip root. Pereinam į radiuso konfiguracijos katalogą etc FreeRadius. Taip, dabar pakeisiu localhosto kliento secretą pagal nutylėjimą. Taip, nucedit noriu. Taip, jis yra testing 1.3, o mes padarysim testuokim 1.3. Šitą naudosim testams. Toliau sukurkime testinį naudotoją. Tam atidarom failą users. Taip, su copy-paste magija sukuriam naują userį. Šitą pažymim. Nukeliam į galą. Taip, naudotoją pavadinkim test user ir suteikim jam slaptažodį test pass šauktukas. Išsaugojam. Ir dabar reikia perkrauti radiusą, kad įsigaliotų naują konfiguraciją. Dabar suinstaliuosim programą, kuri leidžia atlikti pilną radiuso autentifikacijos testavimą. Taip, užeinam į puslapį ir atsiunčiam paskutinį versiją. Taip, atsiunčiam į virtualią mašiną, išpakuojam. Taip, to atsiusim dar reikalingą šitos programos gabaliuką. Taip, štai jis, gaunam jo linką, atsiunčiam su vegetu, padarom jį executable. Taip, žiūrim, ar jis pasileidžia. Pasileidžia. Taip, dabar paleidžiam testavimo programą. Jinai pasileidžia. Toliau bandom atlikti testą. Klientas testinis localhost, portas 1812, secretas localhosto testuokim 123, prisijungimo vardas test user, slaptažodis test pass šauktukas ir nurodom autentifikacijos algoritmą WPA-EAP PAP tipo. Taip, gavom access reject. Aha, dėl to, kad neteisingai įrašiau prisijungimo vardą. Tai pakeičiu. Test user. Access accept reiškia viskas veikia kaip turi būti. Taip, išsaugosim atliktą testą į skriptą, kad vėl nerinkti šitą komandą.
Taip. Padarom jį executable. Ir paleidžiam access accept. Viskas gerai. Sekančiam žingsnį apibrėžkim mūsų lokalų domeną, tai yra testux.lt. Tam redaguojame proxyconf. Apibrėžiam, kad testux.lt yra mūsų lokalus domenas. Taip, toliau apibrėžkim, kad užklausos su visais kitais domenais būtų nukreipiamos į centrinį Radius serverį Litnete. Radius 1 litnet.lt. Jo sekretas dar mums nesuteiktas, todėl jį įrašysiu vėliau. Išsaugojam. Ir kadangi pasikeitė konfiguracija, restartuojam Radius serverį. Taip, mūsų anksčiau sukurtas skriptas testavimui žinoma nesuveiks, kadangi mes dadėjom domeną, todėl jį reikia atitinkamai pakeisti. Redaguojam ir dadedam domeną testuser@testux.lt. Išsaugojam ir paleidžiam testą. Suveikia. Access accept. Taip, toliau atėjo laikas sukonfigūruoti klientus. Redaguojam clients.conf failą ir dadedam. Taip, iš pradžių sukurkim klientą centriniam Litneto radiusui. Rašom jo IP adresą. Sugalvojam sekretą passwd Litnetui ir 3 etas. Šitą reikia įsiminti, nes reikės išsiųsti paštu. Sugalvojam jam pavadinimą, kuris matysis logose. Taip, čia yra Radius 1 litnet.lt. Dabar šitą bloką pažymim ir atkartojam Radius 2 litnet.lt. Čia yra antrinis Radius serveris Litneto. Įrašom IP adresą, išsaugojam. Bei restartuojam Radiusą, kadangi pasikeitė konfiguracija. Toliau rašom laišką į Litnetą Vytautui, kad jis užregistruotų mūsų naujai sukurtą Radius serverį. Pranešam mūsų serverio IP adresą, domeną, sukurtą sekretą Litneto Radiusams, o taip pat testinio naudotojo ir jo slaptažodį. Gavau laišką iš Litneto, kad mūsų Radius serveris yra užregistruotas. Mums suteiktas Litnete testinis naudotojas bei slaptažodis, o mūsų serverio kaip Litneto Radiusų klientui suteiktas sekretas, kuris sutampa su mūsiškiu. O taip pat testas iš Litneto pusės su mūsų suteiktų testiniu naudotoju praėjo sėkmingai. Toliau turim įjungti Radiuso užklausų tuneliavimo modulį. Nesigilinkim, kas tai yra, be jo tiesiog neveikia. Tam mes sukuriam simlinką. Pažiūrim, ar sėkmingai sukūrim. Taip, jis yra, gerai. Dabar atredaguosim proxyconf failą ir įrašysim sekretą, kurį mums suteikė Litnetas priėjimui prie savo serverių. Taip, vėliau įrašysiu, pakeičiam į passwd Litnetui 3 etas. Išsaugojam. Ir restartuojam Radiusą. Toliau mūsų turimo lokalaus testinio skripto pagrindu sukurkim testą, kurio metu bus tikrinama Litneto testinio naudotojo autentifikacija per mūsų Radius serverį. Padarim kopiją, dabar pakeičiam naudotojo vardą ir slaptažodį į tos, kuris mums suteikė Litnetas.
testuser@demo.litnet.lt ir slaptažodis vietoje testpass edurom19. Išsaugojam ir paleidžiam testą. Gaunam access accept, reiškia, mūsų radiusą sėkmingai nukreipia užklausas su išoriniu domenu į Litneto radiusą. Ir paskutinis žingsnis yra sukurti klientą access pointui, su kuriuo atliksim realius testavimus. Redaguojam clients.conf failą. Taip, kliento IP adresą įrašom, tai yra prieigos taško. Sugalvojam secretą. Apie secretas šauktukas. Sugalvojam jam pavadinimą. Išsaugojam ir restartuojam radiusą, kaip visada. Beliko pranešti prieigos taško IP adresą ir secretą Sauliui, kad jis galėtų pradėti testavimą. Testams naudosime prieigos tašką Linksys VRT54GL su defaultiniu firmwaru. Pradiniam konfigūravimui pajungiam savo kompiuterį prie prieigos taško, bet kokį LAN portą per tinklo kabelį. Paleidžiam naršyklę ir prisijungiam prie 192.168.1.1 adreso, kuriame yra prieigos taško web valdymas. Nustatom statinį IP ir DNS serverio adresą. Pakeičiam prieigos taško pavadinimą bei laiko juostą ir išsaugojam nustatymus. Toliau konfigūruojame bevielį tinklą. Įrašome bevielio tinklo pavadinimą. Čia šiaip turėtų būti edurom, bet pavyzdį naudosime edurom testą. Pasirenkam bet kokį norimą kanalą, išsaugojam pakeitimus. Nustatome bevielio tinklo saugumo parametrus. Saugumo režimą nustatome VPA Enterprise. Algoritmą TKIP. Įrašome mūsų radiuso serverio adresą ir kliento slaptažodį. Išsaugojam pakeitimus. Liko pakeisti prieigos taško administratoriaus slaptažodį į norimą, išsaugoti pakeitimus ir prieigos taško konfigūracija baigta. Toliau testuojam. Pasirenkam bevielio ryšio tinklą edurom testą. Suvedam testinio lokalaus naudotojo duomenis. Atrodo veikia. Atidarom naršyklę ir aplankom kokį nors puslapį. Viskas veikia. Dabar atliksim tą patį testą tik su išoriniu naudotoju. Irgi veikia. Turime veikiančią edurom infrastruktūrą. Dėl prieigos taško konfigūravimo paminėsiu tokias pastabas. Galima naudoti bet kokį firmwarą, kuris palaiko Enterprise radius autentifikaciją. Tačiau tokių projektų kaip DDVRT, Tomato ir OpenVRT firmwarai
suteikia platesnės konfigūravimo galimybės bei VPA, VPA2 ir TKPI AS palaikymą kartu.